Labas vakaras, aš Irena. Ir šiandien aš pasidalinau istorijoje, kad pagaliau gavau savo pinigus su Joju produktais, uždirbau iš savo rekomendacijų. Tai tiesiog noriu papasakot, kaip tai man pavyko, bet iš tos pusės, kad tiesiog palyginkim, kaip tos pinigus galima gauti kitaip. Taigi, samdomas darbas. Samdomas darbas, kurį visi dirba, nieko nesakau, yra gerų darbų, yra darbų, kurie patinka, yra darbų, kur uždirbama daug, kur eini ir tiesiog džiaugiesi atradus savo mėgiamą veiklą. Man taip nepavyko, aš dirbau samdomą darbą, kuriame save neatradau. Ir kuo gerai turint samdomą darbą, tai yra garantuota alga. Dirbi, nedirbi, bet algą gauni. Ta prasme, kartais galima ten kur nors už kampučio ilgiau parūkyt, bet algą tu vis vien gauni. Tuo samdomas darbas ir yra gerai. Kad tu turi garantiją, kad eini į darbą, lankai, 20 dienų vaikštai per mėnesį ir tu gauni savo garantuotą uždarbį. Visiškai nesvarbu, ar tavo prekes pagamintas pardavė šį mėnesį, ar nepardavė, pardavė daug ar pardavė mažai, garantuotą algą gauni. Nuosavas verslas su individualia veikla, verslo liudijimu, tai pavyzdžiui, papuošalų gamyba, antakiai, nagai, fotografija, kas ten dar. Tai visokiausi darbai, kurie patinka pirmiausia, kuriuos darai su didžiausia meile, bet yra vienas minusas, uždarbis priklauso nuo tavęs. Kiek darbo tu įdedi ir būtent ne į tą gatavą produktą, o būtent ieškant klientų. Ir kitas minusas yra, kad tu negali peršokti per save ir uždirbti daugiau. Ta prasme, yra kažkoks tam tikras limitas žmonių, kuriuos tu gali aptarnauti, kurie tau gali sumokėti ir tavo alga neauga. Ką tokiu atveju daro kiti žmonės, meistrai, kurie antakius daro, blakstienų laminavimas, jie tiesiog vėliau pradeda mokinti. Kažkiek atsiranda naujų konkurentų, bet užtat uždarbis jau yra didesnis. Tai va taip. Ir dar vienas minusas iš tos individualios veiklos, kai tu esi meistras, tu gauni pinigus tik tada, kai tu dirbi. Jeigu tu išvyksti į užsienį, pailsėt, nes darbas šiaip yra fiziškai sunkus, tai jeigu tu išvyksti į užsienį, tą savaitę tu negauni jokių pinigų. O paskui tiesiog reikia daugiau klientų priimti, kad atmušt savo atostogas. Ir mano Joju verslas, aš dirbu su funkciniais produktais, kuriuos pati vartoju, su kuriais pati keičiuos, pokyčius matau ant savęs ir ant savo klientų. Ir visa esmė yra irgi produktų pardavimai. Bet ne taip, kad nupirk pigiau, parduok brangiau, o tiesiog rekomenduojant tai, kas patinka man. Ir tuos pinigus aš uždirbau lengvai. Taip, atsirado pora klientų, kurie norėjo tokio rezultato kaip aš, nusipirko prekes, užsiregistravo, nusipirko prekes ir aš gavau savo užmokestį už tai, kad atvedžiau naujus žmonės į Joju parduotuvę. Tai taip. Kokie čia yra pliusai ir minusai? Pirmiausia, didžiausias pliusas, kad aš keičiuos pati. Aš naudoju premium
klasės produktus ir gerinu savo sveikatą. Tai yra pirmiausia. Antras pliusas, kad aš tai galiu daryti bet kada iš telefono su internetu. Tai aš nepriklausau, aš neturiu nuvykti kažkokią specialią darbo vietą, kad atlikti tą darbą, tai aš tiesiog darau iš namų, iš telefono. Tiesiog kuriant kažkokius skelbimus arba bendraujant su savo artimaisiais. Minusas. Žinokit, nepagalvojau apie minusą. Minusas tai irgi, kad tiesiog reikia surasti klientų, kuriems rūpi jų sveikata. Ar tai lengvai, ar sunku? Kai tu darai tai, kas tau patinka, kai tu daliniesi savo įspūdžiais, tai manau, kad lengva. Būtų sunkiau, jeigu aš tiesiog dėčiau skelbimus apie produktą, apie kurį nieko neišmanau. Kas dar? Tai manau, kad viskas. Čia vienas iš minusų. Kad tiesiog reikėtų surasti klientų, kaip ir bet kuriame savo asmeninėme versle. Pinigai uždirbami tik tada, kai produktas dingsta nuo lentynos arba paslauga yra nuperkama. Ir viskas. Bet, kai tu sėdi namie ir turi pakankamai daug laiko, kai tu nori pagerinti savo išvaizdą ar sveikatą čia ir dabar, tu turi laiko ir vartot produktą, ir dalintis apie jį. Tai gal va tiek. Kadangi yra Lena Labas, žiūrovų, tai galbūt bus ir klausimų. Rytoj, aš jau dabar tada padarysiu anonsą, rytoj irgi bus įdomi tema, kur aš tiesiog visokiausius prieštaravimus, labukas. Čia aš su šypsena, ačiū. Šiandien geros nuotaikos, todėl kad tiesiog išėjau, prisivaikščiau, oras nuostabus, jau nelietus. Tai vat, sėdint namuose, tai tikrai tos energijos neatsiranda. Ačiū. Ačiū, Lena. Tai va, o rytoj bus tema apie prieštaravimus. Tai visokiausių įdomių dalykų surinksiu jums ir pabandysiu atsakyti va tokius klausimus, pasakymus, kurie dažniausiai būna prieštaravimas, kai tu pasiūlai prisijungti prie referalinio verslo sistemos. Tai va taip. Tai šiandien taip pasakiau apie samdomą darbą, apie jo pliusus ir minusus, apie darbą su individualia veikla ir apie savo referalinį verslą. Tai jeigu bus įdomu, parašykit klausimą arba tiesiog rašykit asmeniškai. Ir ačiū, kas buvo. Ačiū, Lena. Iki gero vakaro.